Visiems labas. Šiandien aš darysiu obuolių tier listą. Noriu pasakyti kažką. Jei jūs čia žiūrit ir jūs nežinot apie mano tikrą akauntą, ne mano MatV9 akauntą, eikit į šitą linką. Arba deskripcijoje bus mano tikras, kur žaidžiu žaidimus. Čia irgi žaidžiu žaidimus. Ja, jūs galite matyti, čia žaidžiu Hello Neighbor, žaidžiu OneBlock Minecraft, žaidžiu kažkaip Minecraft Hardcore, žaidžiu aš Granny, žaidžiu daug žaidimų, krepšinį kartais. Gerai, tai čia mūsų obuolių tier listas. Mes turim Mat S, mano kanalas, Tovuksas A, mano draugas. Mes turim Edvis B, jūs žinot, MatV9 C, tas pat kanalas žiūrit, Daus 11D, jūs turbūt žinot kodėl D, ir Matas FF arba Mat FF. Mat FFF. Pirmiausiai pradedam su normalu raudonu obuoliu. Tie gal gauna, gal kaip, nežinau, gal... Jie visai skani, bet man nepatinka tiesiog taip įkasti. Tai gal gauna, bum, ir eina tiesiai į B. Jo. Dabar mes turim supjaustytus obuolius. Šitie gal S. Todėl jūs galite matyti. Šitas nelabai geras, aš nevalgyčiau, turbūt išmeščiau pro langą. Bet šitie geri. Aš nevalgyčiau šitą, aišku, bet tai gauna S raidė. Gerai, tai žalia obuolį. Aš tai galvoju, gal jie būtų A, todėl. Jie atrodo, kad jie turi daugiau kaip vitaminų ir visokių gal. Nežinau. Eina į vitaminų A. Gal vitaminų ir vieną kartą valgiau, nežinau. Vitaminų. Tada geltonas obuolis. Čia tuoj bus vitaminų. Aš niekada nemačiau tokio. Aš niekada nemačiau. Bet čia yra tokių, žiūrėk, čia bus gražuolis. Ir šitas gauna, aš nežinau, tai turbūt gauna kaip A, B, Edvis B. Jo. Ir tada paskutinis Rotten Apple. Ir šitas tiesiog gauna gal kaip... D. Parašykite į komentarus, jei jūs valgote šitokį obuolį, kur atrodo kaip smegenai kažkokį. Tiesiai į Mat FFF. Ir gauna toks. Gerai, tai mano obuolių tier listas. Jums patiko šitą video, subscribinkite, laikinkite ir kominkite. Viso gero.